Ateina vasaros, karštos dienos ir kad tai jūs patogiai, gerai, komfortiškai jaustusi savo patalpoje, savo būtoje, namuose. Tai vat per tos karštos dienos, žinoma, kartais be kondicionierių neįmanoma apsėti. Jeigu norit rinktis kondicionierių, aišku, pas mus ir didelis yra pasirinkimas. Dabar jūs matot mūsų elektroninėje parduotuvėje puslapį komfortobūstas.lt. Jeigu užėjti kondicionierius, spaudžiam kondicionieriai, nuorodą ir filtruoti jo. Ir mes matom, žiūrėkit, kiek gamintojai, jo, visokie gamintojai ir gamintojas turi dažniausiai ne po vieną modelį, o po keletą modelių. Tai kaip neapsigauti, kaip kažką tai pasirinkti tinkamą variantą. Žinoma, yra prie kiekvieno modulio yra aprašymai, techniniai parametrai, kiekvieno modulį jūs galite pažiūrėti, paskaityti, palyginti. Tai vat, bet kai kurių modelių aš, pavyzdžiui, jums parodau video, kad dėl ko atkreipti dėmesį, kad gera įranga, nedidelė kaina, arba yra kaina gal ir nelabai maža, palyginusi su kitais modeliais, bet labai gera įmonė, ta prasme geras brandas, gera įranga, labai kokybiška ir verta už tai sumokėti. Dabar žiūrėsim šiandien tokią, gal pažiūrim iš biudžetinių variantų, kadangi daug kas sako, o man kažkur tai vasarnamį reikia pakabinti, kur aš dažnai nenaudoju, ten labai didelį nenoriu, dar pavogs, dar kažką tai. Dabar žiūrėkit, imsim, pavyzdžiui, Nordis gamintoją, Nordis, ką mes matom iš Nordis gamintojo. Ja? Taip, Nordis gamintojas yra čia skandinavų brandas, bet gaminama šitą įrangą, žinoma, Kinijoje, GRI gamykloje. Tai vos pavyzdžiui, šitą modelį, vienas iš populiaresnių modelių, kondicionieris, ir 12. 12 čia reiškia pagal galingumo 3,4, 3,42 kW. Vienas iš populiariausių tokių modelių, kadangi dažniausiai tokius patalpos žmonės naudoja. Ta prasme, čia jeigu pas jūs patalpa virš 20 kvadratų ir iki 33-35 kvadratų. Aišku, irgi viskas labai individualiai priklauso, jeigu ten labai panoraminiai langai eina nuo pačio lubų, nuo pačio grindies iki pačio lubų, saulėta pusė, dar visokių niuansų, kur labai karšta, tada reikėjo individualiai pasirinkti pagal galingumą. Kas nenori labai apsigauti dėl to galingumo, pasirinkti įrangą tinkamą labai, tai tada verta padaryti specialaus projektą, kur paskaičios jums, kur įstatyti, sumontuoti, aišku, čia kainuos pinigų, bet taip yra. Dabar, žodžiu, žiūrėsim, šito kalba eina apie oro kondicionierius Nordis, kaip minėjau, skandinavų brandas yra, gaminamas yra GRI gamykloje Kinijoje, dėl to truputį kai kurių variantų, man atrodo, truputį net ir pultelis truputį kažkaip panašus į GRI gamintoją. Atsiprašau, vėl išėjau, tai vot. Taip, dabar žiūrėsim nuotraukos, vot čia iš viso vienama nuotrauka matosi viską, pultelis, išorinis, vidinis blokas. Čia mes galim pažiūrėti nuotrauką, kur buvo sumontuotas objektuose, sumontuotas šitos kondicionierius. Kaip minėjau, perdavinėjom gana intensyviai, ta prasme, šitos kondicionierius yra paklausa ir papasakosiu vėliau, dėl ko yra paklausa. Taip, dabar matysim internetinės, kaip yra vidinis blokas, atrodo gana klasikinis dizainas, pultelis yra ir lauko blokas. Šitai viskas atrodo klasikinės, toks išvaizda, gerai atrodančio, kokybiška įranga ir, ta prasme, kažkokių problemų su ją tikrai nebėra. Kitaip aš nesiūlyčiau jums atkreipti dėmesį. Taip, dabar ką mes toliau žiūrim kainą, jo 470 eurų, aš manau, kokybiškam kondicionieriui 470 eurų, čia tikrai puikiai kaina. Verta dėmesio, kaip sakoma, šis variantas, kur santykis kaino ir kokybės yra tikrai labai geras. Tai po to, kaip dažniausiai pas mus yra, galima iš mūsų puslapį atsiųsti instrukcijos visokios, naudojimo instrukcijos, Wi-Fi, kaip pajungti viską. Pas mus viską pasirūpinta klientui, kad būtų patogu, tai kad irgi atkreipkite dėmesio, perkant pas mus. Taip, nereikia ten, kaip sakoma, prašyti pardavėją, ten, kad jis atsiųstų, laukti laiką, jūs pačios užėnit, pažiūrit, kokia instrukcija reikalinga ir atsiuntit pas save. Tai čia labai patogu klientui ir labai, manau, geras dalykas.
Taip toliau, tada, žodžiu, kai visada irgi vienas iš geresnių dalykų mūsų puslapį, čia galimybė pirkti leasingų įsimokėtiną šią įrangą, jeigu jūs, sakysim, iš anksto nenumatėt tokių išlaidų, kaip statyti, pirkti kondicionierių, tai turit kažkokių planų kitokių, bet be kondicionierių niekaip supratot, tai žodžiu, galite įsimokėtiną nupirkti ir tai jums padės, kaip sakoma, jūsų biudžetą pasiskirstyti. Taip, to sekančia yra aprašymas, jo aprašymas yra, tam matau ir du atsiliepimai yra, gali paskaityti. Ir čia yra aprašymas, parašyta, kad Nordic Sirius oro kondicionierius yra skirti žmonėms, kurie ieško ekonomiško, tačiau kokybiško sprendimų už patrauklę kainą. Ir čia tikrai ne reklama, bet čia tikrai tiesa, ta prasme, perkant kondicionierių jūs sutaupot pinigų, ta prasme, jūs neišleidžiat labai didelį sumą ir gaunat kokybišką įrangą. Tai kad būtent biudžetinis variantas, bet ekonomiška, kaip sakoma, bet tas biudžetinis variantas nereiškia, kad jis visiškai blogas. Tai po to viską rašo, ta prasme, kokios funkcijos, čia labai ilgai skaityti, kas jis turi, ką jis gali leidžia, ta prasme, čia viską pas mus surašyta, būtent tos dalykus, kuris gal jūs gali sudominti, tos funkcijos, 6 greičių ventiliatorius, ta prasme, ir galima greitį pasirinkti, ta prasme, kuo daugiau greičių, to galima optimaliausią temperatūrą pagauti ir ekonomiškumą, aišku, dėl elektroenergijos sąnaudų. Tai kaip ten drėgmė, ta prasme, galima pašalinti su juo iš patalpos. Oro filtrai, čia po to jau galia, vėsinimas, efektyvumo klasės yra. Žodžiu, ko daugiau mes randam visokių techninių parametrų, to daugiau mes sutikime į savo elektroninį parduotuvę, kad jūs galėtum, ta prasme, gauti kuo daugiau informacijos, palyginti su kitom prekiam ir pažiūrėti, ar tikrai jums šitas variantas tinka. Tai, kad kuo daugiau informacijos matot, išmatavimą visokį, kokį vamzdynai pasijungiame prie jo. Ir priedai yra šitas kondicionierius, kadangi jis yra gana maža kaina, tai yra galimybė pajungti Wi-Fi modulį, bet kam nereikia Wi-Fi modulį, tai jis gali sutaupyti 25 eurai ir pirkti be Wi-Fi modulio. Ta prasme, jis nėra integruotas, jeigu nori integruoti, perkam atskirai ir galime įdėti. Taip, kaip ir minėjau, jo yra daug aprašymų visokių, daug parametrų, funkcijos konkrečios reikalingos ir nuotraukos. Štai, kaip sakoma, aš manau, kad mūsų puslapį Komforto būstas tai tikrai nemažai naudingos informacijos yra. Verta pažiūrėti, ten irgi pas mus yra straipsniai, kuriuos mes rašom, svarbi informacija. Ten jūs galite irgi paskaityti apie visokius techninius tos parametrus, ta prasme, dėl kopų, skopų, ką čia reiškia, kaip jį apskaičiuoti, triukšmingumas, koks ten splitas sistemos skirtumas nuo paprasto kondicionierių. Žodžiu, jūs galite pastudijuoti, paskaityti mūsų straipsnius, iš tikrai sužinosit labai daug tokios specifinės informacijos, kurie jums tikrai prireiks, jeigu jūs rinksit kondicionierius. Tai, kad vertas dėmesio kondicionierius Nordic Sirius. Galim, taipogi pas mus yra skirtingų galingumų skirtingų, irgi pas jūs mažiukas patalpėlį, kokie tam 12 kvadratų, mes pasirinksim jums silpnesnį, jeigu pas jūs didesnė patalpa 50-70 kvadratų, irgi pasirinksim kitą pagal galingumo modelį. Taip, parduodam, siunčiam su kurjeriu į visus Lietuvos kampelius ir Vilnius, Kaunas į aplinkeliui galim ir sumontuoti šią įrangą. Atvažiuos pas jūs meistrai, sumontos, viskas kokybiškai, greitai, patogu, geras pas mus aptarnavimas. Tai, kad jeigu jūs ieškot kondicionierių, siūlyčiau atkreipti į šitą modelį ir tai, jeigu domina kiti modeliai, jūs galite rasti mūsų elektroninį parduotuvį komfortobustas.lt. Geros jums dienos, iki.